Pajūrio regioniniame parke esantis Olandų kepurės kraštovaizdžio draustinis apima 123 hektarų plotą. Čia saugomas Baltijos jūros skardis ir jo gamtinė aplinka. Prieš 12–15 tūkstančių metų Lietuvos pajūryje stūksojęs ledynas atsitraukdamas suformavo moreninį gūbrį. Aukščiausioje viršūnė vadinama Olandų kepurės kalnu. Tai 24 metrų virš jūros iškilusi parabolinė kopa, supustyta ant moreninio gūbrio. Olandų kepurės kalnas yra nuolat ardomas bangų mūšos ir į pajūrį leidžiasi 16–18 metrų aukščio kriaušių. Tokio aukšto skardingo jūros kranto Lietuvos pajūryje daugiau nėra. Olandų kepurė įtraukta į Lietuvos gamtos paveldo objektų sąrašą. Šlaito viršuje įrengtos rengyklos su pavėsinėmis. Ši vieta visuomet gausiai lankoma, čia vakarus mėgsta leisti porelė. Tai populiari vieta, kuri puikiai tinka pasitikti vakarą visiems. Olando kepurė žavisi ramybės ir atokumo išsiilgę poilsiautojai. Ši vieta traukia vis didesnius, ne tik Lietuvos, bet ir užsienio turistų srautus. Tačiau kasmet ant Olando kepurės skardžio ir jo papėdėje vis dažniau galime pamatyti grupelės susėdusias aplink užtiesalą, nukrautą vaišėmis ir alkoholiniais gėrimais. Ar Olando kepurė taps pasilinksminimų vieta? O gal paskatinti turistus rinktis kitokį laisvalaikį? Juk prie Olando kepurės kalno įrengtas pažintinis takas Litorina, besidriekiantis senosios, prieš 7,5 tūkstančio metų tyvuliavusios Litorinos jūros krantu. Galima gėrėtis Baltijos jūros panorama iš 10–15 metrų aukščio, susipažinti su pajūrio mišku, išvysti 20 amžiaus pradžioje sodintą promenadą, dvarų parkams būdingus iš svetur atkeliavusius medžius, šimtamečius bukus, kėnius, plantalapius klevus, raudonuosius ąžuolus. Ar viena iš gražiausių Lietuvos vietų gali būti pasilinksminimų vakarėlių vieta? Ar vis dėlto verta saugoti šios vietos ramybę? Ne tik pajūris, ne tik pliažas yra vertingi pajūrio regioniniame parke. Jeigu net ir lietingą dieną jūs pasuksite truputėlį nuo pajūrio ir ateisit link Litorinos pažintinio tako, tai galėsit net ir esant normaliam lietučiui puikiai pasivaikščioti. Čia galima ne tik pasivaikščioti Litorinos taku, tačiau ir susirasti kitos veiklos. Darau ekskursijas tokias gintaro gaudymo paslaptys, apie gintarus, apie gintaro gaudymą, pasakoju žmonėms, skleidžiu tą informaciją, kad žmonės domisi ir nori tą žinoti. Taigi nuostabus hobis. Apie turizmą ant Olando kepurės paklausime vyriausiąjį regioninio parko ekologą Erlandą Paplauskį. Mes pastebėjome Olando kepurės pasikeitusi vaizdą, kad yra tvarkoma teritorija. Ir norėtume jūsų paklausti, kokie yra ateičiai planai, ką planuojate daryti, kaip keisti infrastruktūrą, dabar yra nemažai pasikeitusi, ar planuojama pritraukti daugiau turistų, daugiau lankytojų, ar kaip tik atvirkščiai bus ateityje stengiamės labiau saugoti gamtą, mažinti žmonių srautus, reguliuoti žmonių srautus, kokiais būdais? Pavyzdžiui, prie Olando kepurės parkavimas turėtų tapti mokamas ir apskritai parke visas parkavimas turėtų tapti tik mokamas, visų parkų lankymas taps apmokestintas, o privaloma forma tai būtų jau už infrastruktūros naudojimą. Tai yra lankytojo bilietas būtų privalomas, jeigu tu naudosi stovyklavietę, laužavietę įrengtą. Jeigu kalbėti apie jų srautą, tai prie Olando kepurės tikrai nėra jokio trūkumo ir nėra jokio tikslo papildomai didinti apkrovas. Dėl infrastruktūros, tai tikrai jos ten masyvinti, nedidinsim intensyvumo. Visose parko stenduose naudosim QR kodus. O matosi poveikis pačioje Olando kepurėje ant naujų infrastruktūros dalinių, kaip takeliai, suoliukai, poveikis vandalizmo kažkokie atvejai? Taip viskas yra laužoma nuolatos. Viską reikia atnaujinti, tai niokojama labai stipriai, labai dažnai, ypač prie Olando kepurės. Bet ar nereikėtų didesnio kažkokio švietimo, kad nebūtų ten kūrenami laužai, kad nebūtų rengiami vakarėliai,
kad žmonės būtų... Ne, nedraudžiami vakarėliai, nieko tu negali uždrausti. Iš esmės, draustinis yra lankoma teritorija. Ir, sakysim, Olandų kepurė yra išskirtinė, visų pirma, dar ir tuo, kad vestuvininkų ceremonijos vyksta, pakankamai daug seniūnijų registruoja. Tai vat, vėlgi yra ta mintis, kad jau reiškia, tos ceremonijos turėtų irgi prisidėti prie infrastruktūros išlaikymo, nes tai kaip jiems tas medinis takas reikalingas ir lentą reikia nupirkti prikalti, ar ne, tai galvom, kad jie irgi turėtų pirkti lankytojų bilietą, kai jau kad prisidėti prie tos struktūros, prie to išlaikymo. Pakalbinsime Klaipėdos universiteto studentus bei darbuotojus. Paklausime, ar dažnai jie lankosi ant Olando kepurės ir ką mano apie būsimą lankytojo mokestį. Aš manau, kad tai labai gera idėja, labai geras sprendimas, nes apskritai ir pasaulyje, kiek girdėjau, tai yra labai populiarus dalykas, nes savanorio bilietas, tai yra, kad ir neprivalomas, bet vis tiek žmogus turi suprasti, kad jeigu jisai kažko naudojasi, tai turėtų ir kažkam ir kaip pats naudoti. Tai manau, tai labai gerai yra, todėl tikrai pirkčiau ir skatinu taip pat ir visus kitus lankytojus. Prie Olando kepurės lankaus gana dažnai, nes netoli gyvenu. Olando kepurė tai yra labai egzotiška vieta, į kurią visada nesibodėjo aš ten važiuoti ir savo šeimos narius, jeigu atvažiuoju į Klaipėdą, būtinai nuvežu, nes tikrai įspūdinga vieta. Aš ten dažnas lankytojas iš tikrųjų. Manau, kad pirkčiau ir tikrai norėčiau paremti parką. Taip, aš pirkčiau savanorio bilietą, nes manau, kad gamtą būtina saugoti ir ją prižiūrėti. Šiuo metu nelabai dažnai, bet vasarą taip. Pirkčiau, tikrai. Ir manau, kad gerai, nes vis dėlto reikia tausoti gamtą. Tikrai buvau prieš porą metų paskutinį kartą. Tiesiog tokia buvo atrakcija, pasivaikščioti tokiom kopom gražiom. Ir aišku, tai yra stebuklas gamtos. Šiaip aš jau girdėjau apie tokią idėją, kad parkai būtų Lietuvoje mokami prieiga prie kai kurių parkų. Jau čia ir miškininkai siūlo, ir nacionalinių parkų vadovai. Šiaip tai aš manau, kad dabartinė situacija, kokia jinai yra, to reikia. Čia yra gelbėjimas gamtos. Turizmas yra viena iš neigiamą poveikį aplinkai darančių vartojimo sričių. Todėl svarbu šį sektorių vystyti nepamirštant visuomenės poreikių ir aplinkos saugojimo. Darnaus turizmo tikslas yra apjungti jame dalyvaujančių svarbiausių subjektų – vietinių gyventojų, turizmo verslų užsiimančių kompanijų, vertingų turizmo išteklių valdytojų ir turistų, teigiamų patyrimų vystymą ir bendradarbiavimą. Taigi, dažniausiai darnus turizmas yra aiškinamas kaip tinkamos pusiausvyros suradimas tarp turizmo sąlygoto ekonomikos augimo, aplinkos apsaugos ir turistų kartu su vietinių lankomos vietovės gyventojų poreikių patenkinimo. Nelengva subalansuoti 3 svarbiausius darnaus turizmo plėtros aspektus – ekonomiką, kultūrą, gamtosaugą. Ar dabar daromi žingsniai padės pasiekti darnų turizmą Olando kepurėje? Parodys tik laikas.